Labai fainiai čia studijuoti, labai patinka. Kitaip ir negaliu įsivaizduoti ir nei kito miesto, nei kažkokios kitos mokslo įstaigos iškart prilipau čia. Labai džiaugiuosi įstojęs, esu patenkintas ir gaunu viską, ko norėjau. Man net ašaros nuoširdžiai kaupėsi, nes tai buvo tai, kur mano ambicijos užaugo, tai aš esu labai dėkinga šiai vietai. Klaipėdos valstybinė kolegija yra išskirtinė tuo, kad vykdo 21 krypties studijų programas ir keletas iš jų tikrai yra unikalios, tokios kaip maisto technologijos, dietetika, odontologinė priežiūra. Į kolegiją stoja tikrai didelis skaičius dėl rekomendacijų. Be to mato puikius įsidarbinimo rezultatus, gerus darbdavių atsiliepimus ir tai parodo, kad studijos yra kokybiškos. Studijuojant man labiausiai patinka, išskirčiau pirmas dėstytojai, antras būtų mano kurso draugai. Mes ten per paskaitas šokam, dainuojam, ten net dėstytojams patinka. Trečias pati kolegija, pats atsinaujinęs technologijų fakultetas, visa įranga, su kuria mes galim dirbti ir mokytis. Tai va, šitie 3 top. Kolegija man davė daug naujų žinių, Erasmus kelionių. Čia sutikau tikrai pačius nuostabiausius ir dabar jau mylimiausius dėstytojus. Tikrai labai džiaugiuosi, nes tai davė gerą startą mano profesijos keliui. Socialiniai darbuotojai yra vaizduojami kaip supermenai, tai žmonės tiesiog yra universalūs, nes jie gauna ne tik socialinio darbo žinių, tai ir pedagogikos, ir teisinių žinių, ir medicinos žinių, ir psichologijos žinių. Per 3 metus mes mokinomės labai daug įvairių sričių, tai ir kosmetologijos, ir masažo, ir verslo paskaitų. Tai kolegija iš tiesų man yra ta vieta, kurioje pradėjo skleisti sparnus mano svajonės. Kolegija padėjo pamatą mano dabartiniams verslams. Studentai, kurie baigia skaitmeninės rinkodaros studijas, jie turi labai aukštą įsidarbinimo rodiklį ir tas džiugina ne tik tais mane kaip dėstytoją, bet ir visą mūsų katedrą. Didelė galimybė jau pradedant studijuoti, tu gali gauti darbą kaip slaugytoja padėjėja. Po pirmų 2 savaičių gavau pasiūlymą dirbti vienoje iš miesto ligoninių, operacinėje, slaugytoja padėjėja. Mano įmonė užsiema buhalterinę apskaitą finansų paslaugomis. Šiuo metu mes esame 9 darbuotojai ir kas yra įdomu, kad visi iki vieno asmens yra baigę Klaipėdos valstybinę kolegiją. Visi darbuotojai 100%. Studentas jis nenori tapti tokiu greito maisto paruoštuku, jis nori ieškoti ir atrasti prasmę. Manau, kad mūsų kolegijos misija rengti profesionalius darbuotojus su vaizduoti, kad jie sugebėtų save realizuoti bet kokiose netikėčiausiose situacijose. Tikrai esu be galo dėkinga šitai mokymo įstaigoj, nes jinai pakeitė gyvenimą iš esmės, padėjo atrasti save ir niekada nesustoti pusiaukelėje.